Kas daugiausia statulėlių susižėrė Brit Awards apdovanojimuose? Kokį šou į Lietuvą atvežė Baby Lasagna? Kokiomis linksmybėmis savo koncerte nustebino Žilvinas Žvagulis? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Kovo 1-ąją Londoną sudrebino Britų muzikos apdovanojimai Brit Awards 2025. Ten buvo visko. Ir neįtikėtinai triumfavusių, ir smarkiai nusivylusių muzikos žvaigždžių. O kur dar vienas už kitą įspūdingesni jų įvaizdžiai, kuriuos, kaip ir įprasta, internete jau aptarinėja visi, kas tik netingi. Vis dėlto, svarbiausia čia – muzika. Šiųmetiniuose Brit Awards apdovanojimuose vienareikšmiška nugalėtoja tapo Charli XCX. Iš viso atsiėmusi 5 prizus, įskaitant geriausios atlikėjos, geriausio albumo ir metų dainos apdovanojimus. Dabar viešai juokaujama, kad tai buvo tikras Charli XCX vakaras. 7. popmuzikos žvaigždės albumas Brat neva užfiksavo kultūrinę dvasią taip, kaip pavyksta tik nedaugeliui atlikėjų. Praėjusių metų birželį išleistame įraše dera aštrūs šokių aikštelės ritmai, svaiginantys priedainiai ir memuarams palankus apipavidalinimas. 32 atlikėja įvertino savo vietą muzikos industrijoje. Tikrus ir įsivaizduojamus varžovus, kuriuos jis sukaupė savo kelyje. Pasak pačios žvaigždės, albumas – tai chaosas ir emocinė sumaištis pagal klubinį garso takelį. JAV žvaigždė Chappell Roan, atliekanti dabar ir Lietuvoje itin populiarų kūrinį Good Luck Babe, atsiėmė 2 apdovanojimus, o Ezra Collective, The Last Dinner Party, Fontaines DC ir Stormzy po 1. Ceremoniją savo pasirodymu pradėjo JAV muzikos žvaigždė Sabrina Carpenter. Be to, ji gavo apdovanojimą už pasaulinę sėkmę. Savo pasirodymus scenoje taip pat surengė Teddy Swims, iširusios grupės Little Mix narė Jade bei kiti. Tiesa, scenoje skambėjo ne tik muzika ir padėkos žodžiai, bet būta ir aštresnių pasisakymų. Čia skambėjo ir juokeliai apie skandalingąjį P. Diddy. O štai į sceną žengęs grupės Ezra Collective lyderis Femi Koleos pasakė keletą žodžių apie muzikos švietimo mažinimą ir nepakankamą jaunimo klubų finansavimą. Pasitaikė ir jautrių akimirkų. Vakaro eigoje buvo pagerbtas 2024 spalį tragiškai žuvęs One Direction narys Liamas Paynas. Tiesa, nors prieš renginį kurį laiką viešumoje sklandė gandai, kad galbūt šių apdovanojimų scenoje vėl įvyks grupės One Direction susibūrimas, tai vis dėlto nepasitvirtino. Brit Awards rengiami jau 45 kartą. Praėjusių metų Eurovizijoje su daina Rim Tim Tagi Dim antrąją vietą užėmęs ir konkurso gerbėjų širdis užkariavęs, kroatas Baby Lasagna kovo 2 vakarą surengė savo pasirodymą Vilniuje. Baby Lasagna savo gerbėjus sukvietė į sostinės erdvę Loftas. Čia pasirodęs atlikėjas, kurio tikrasis vardas Marko Porišičius, užkūrė tikrą vakarėlį, kurio mėgavosi gausi lietuvaičių publika. Gegužę praūžiusioje Eurovizijoje atlikėjas pasiekė geriausią visų laikų Kroatijos rezultatą šiame dainų konkurse – 2. vietą. Koncerte jis atliko ir savo konkursinę dainą Rim Tim Tagi Dim. Nors Baby Lasagna 2024 konkurso ir nelaimėjo, sugrįžus į gimtinę tūkstantinė minia Zagrebe jį sutiko kaip nugalėtoją. Negana to, šalies vyriausybė atlikėjui už nuopelnus skyrė 50 000 eurų apdovanojimą, kurio jis atsisakė ir paprašė pinigus paaukoti labdarai. Marko Kroatijoje išgarsėjo su grupe Mantra, kurioje grojo gitara. Kartu su šia grupe atlikėjas taip pat dalyvavo 2019 metų Kroatijos nacionalinėje Eurovizijos atrankoje bei užėmė 4. vietą. 2023 metais dainininkas ir dainų autorius pradėjo solinę karjerą su projektu Baby Lasagna, leidusiam atrasti nišą, kurioje atlikėjas gali eksperimentuoti, maišydamas pop-punk, techno, metalo ir house muzikinius žanrus. Šią vasarą kroatas gerbėjams ketina pristatyti naujų kūrinių, o artimiausias singlas su vaizdo klipu dienos šviesą turėtų išvysti jau birželio pabaigoje. Negana to, žiemą turėtų pasirodyti debiutinis Baby Lasagna albumas.
Kovo 2 legendinis šalies dainininkas Žilvinas Žvagulis gerbėjus ir bičiulius sukvietė į savo jubiliejinį koncertą Žilvinas Žvagulis 60 sostinėje esančioje Kompensa koncertų salėje. Išreikšti palaikymą ir drauge pasidžiaugti džiugia švente į Žilvino Žvagulio koncertą rinkosi ne tik jo gerbėjai, bet ir Žilviną puikiai pažįstančios šalies įžymybės. Tarp susirinkusiųjų pasimėgauti koncertu buvo galima pastebėti aktorių Marių Jampolskį su žmona Renata, Karolį Tiškevičių, Žvagulio sūnų Rytį su šeima, Inetą Puzaraitę, Nijolę Pareigytę Rukaitienę, Ištvaną Kvik bei daugybę kitų. Vos prasidėjus koncertui ir pats Žilvinas ir jo klausytojai nestokojo geros nuotaikos. Koncerte skambėjo tokie atlikėjo hitai kaip Faina Faina, Alaus danguje nėra, Amerikonas grįžo sūnus ir daugybė kitų. Dar artėjant jubiliejiniams koncertams Žilvinas žadėjo, kad į sceną kaip viešnia juose žengs ir jo mylimoji Irena Starošaitė. Pasikviečiau padainuoti kaip viešnia, klausė, ar mokėsiu algą. Sakiau, kad niekas neima, kaip svečiai. Nuotaikingai kalbėjo jis ir savo pažadą jis tikrai ištesėjo. Publika džiugino ir Irena. Ir kiti į sceną žengė svečiai. Šiems savo pasirodymams Žilvinas Žvagulis mintimis ruošėsi jau ilgai. Prieš metus pradėjau galvoti, ką ir kaip darysiu, kaip visa tai turėtų atrodyti. Esu diskotekų laikų ir muzika mano tokia, kad visas koncertas, išskyrus porą lėtesnių gabalų, bus didelis linksmas vakarėlis. Dėl jo prisipirkau didžiulių metrinių disko gaublių, raudonų, mėlynų, geltonų. Koks esu gyvenime, tokia yra ir mano arenų nuotaika. Sakė jis. Kiti 2 jubiliejiniai koncertai surengti Kauno Žalgirio bei Klaipėdos Švyturio arenose. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą bei pasidalinti video su kitais. Iki!